Reguliuotojas. 10 skyrius - eismo reguliavimo signalai. Reguliuotojas. Reguliuotojas ten pradeda visokius ženklus rodyti, atvažiuojat į sankryžą, jis ten rodo, nebesuprantat, iššokat iš mašinos, pabėgat ir niekada daugiau nebevairuojat. Bet po šitos paskaitos jūs reguliuotoją mokėsit puikiai ir labai trumpai ir greitai jį išmoksit. Tai iš esmės jis moka dvi pozicijas. Tai tik reikia dvi žinot, kad galėtumėt visą reguliuotoją suprasti. Jeigu rankos ištiestos į šonus, jam gali jos pavargti, jis gali jas nuleisti į apačią, va taip va nuleidžia į apačią rankas. Tai lygiai ta pati situacija, kas būtų, kad ištiesęs rankas į šonus. Tai iš reguliuotojo šonų galima važiuoti tiesiai ir į dešinę. Tai va iš abiejų šonų tiesiai ir į dešinę. Iš priekio negalit, iš nugaros negalit. Jeigu jis taip pasisukęs vat šonu, tai jūs dabar galit važiuoti tiesiai ir į dešinę. Tai jeigu dabar taip pasisuko, negalit važiuoti. Jeigu dabar va taip pasisuko, tai galit važiuoti tiesiai ir į dešinę. Iš nugaros negalima. Dabar pažiūrėsim vizualiai, kaip tai atrodo. Matom, va jis stovi, tas policininkas, ištiesęs reguliuotojas rankas iš šonus. Ne? Tai iš šono, iš vieno šono tiesiai ir į dešinę. Iš kito šono irgi tiesiai ir į dešinę. Bet matom, kad tas va čia negali, bet tai nieko nereiškia, todėl kad iš antros juostos tiesiog negalima į dešinę važiuoti, ne? Nebent ženklai tai leistų. Tai va, tai žodžiu, o iš priekio negalima ir iš nugaros negalima. Kaip gali pėstieji? Pėstieji irgi, kai tos rankos ištiestos į šonus arba nuleistos rankos abi, tai tada gali eiti pagal važiavimo kryptį. Va, čia gali eiti ir gali čia eiti. Viskas 50% reguliuotojo mokat. Liko dar kita pusė. Tai dabar kita jo pozicija yra, kai ranka ištiesta į priekį. Tai kai jis dešinę ranką laiko ištiesęs va taip į priekį, rodo jūs, tai jūs galit važiuoti į dešinę. Jeigu jis yra pasisukęs taip ir jūs atvažiuojat ir jis yra iš kairio šono, galit važiuoti visur, kur norit iš kairio šono. Jeigu jis yra pasisukęs va taip va šonu ir jūs matote tą dešinį šoną, tai tada jau negalit niekur važiuoti. Ir iš nugaros draudžiamas eismas. Dabar parodysiu, kaip tai atrodo vizualiai. Tai žiūrėkit, tai ką rodo tas policininkas? Rodo taip tiesiai ranką ištiesęs, va į šitą vairuotoją, tai galima važiuoti į dešinę. Ne? O tas negali, nes yra antro juostų, iš antros į dešinę neleidžiama. O tie, kurie iš kairio šono, gali važiuoti kur nori. Jie gali važiuoti tiesiai, gali važiuoti į kairę, gali apsisukti, gali į dešinę. Na, reikia nepamiršti, kad iš pirmos juostos į dešinę galima, o jeigu norim į kairę, iš kairiausios juostos į kairę arba apsisukti. Tie, kurie va iš nugaros, tiems draudžiama važiuoti, tie, kurie iš to dešiniojo šono rankos va taip, tada jiems irgi draudžiama važiuoti. Eiti galima tiem, kurie yra už nugaros. Kai ta viena ranka ištiesta iš dešinė, tai tik galima eiti, tu aš tumsiu biškį, kad matytųsi, tai va galima eiti už nugaros. Tai va, visą reguliuotoją kaip ir moka. Tik dar viena yra pozicija, tokia pakelta į viršų, tai kita ranka pakelta į viršų, eismas draudžiamas tiek pėstiesiem, tiek transporto priemonėm. Bet jeigu jau pradėjo kažkas ir pakėlė tą ranką, tai tada tas jau gali pabaigti tą manevrą. Ir dar draudžiama persirikiuoti. Kažkodėl taip yra parašyta, kad jeigu buvo netoliau sankryžos, tai jau ir nebepersirikiuojam. Tai irgi yra teste klausimas, kai ta ranka pakelta, kad draudžiamas eismas ir draudžiama persirikiuoti. Nepamiršti regitroj pažymėti. Tai čia kaip ir būtų visas reguliuotojas. Ir dar toks vienas sakinėlis, kad jeigu jisai mojuoja tą lasdelę su skrituliu, su raudonu atšvaitu, per garsiakalbį, jeigu prašo sustoti, reikalauja, arba jeigu ant automobilio yra ar ant įrenginio stop užrašas, tai reiškia, tai yra nurodymai jums sustoti ir turit sustoti kelkraštyje, jeigu jo nėra važiuojamoje daly, kažkur netoli, kur jisai nurodo. Ir švilpukas dar yra, jeigu jisai su švilpuku, tai tik atkreipia jūsų dėmesį. Tai tokia reguliuotojo paskaita. Peržiūrėkit, jeigu nesupratot, testus galit paspręsti ir rekomenduoju spręsti vairavimo egzaminai.lt. Taigi, 10 skyrius eismo reguliavimo signalai reguliuotojas, praėjom